Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Kad iš žmonių kylančios iniciatyvos neretai duoda geresnį rezultatą nei valdiškai nuleisti projektai, akivaizdu. Kaip įrodymas galėtų būti Alytaus slidinėjimo trasa. Milijoninė investicija nepasiteisino. O štai Putinų mikrorajone ant Gulbynės ežerėlio be jokios valdiškos pagalbos įrengtos 2 čiuožyklos. Čia nereikia steigti jokių etatų. Sniegą mielai valo ne Facebooko ar žaidimų konsolių karta, o vaikai nebejingi aktyviam gyvenimo būdui. Iniciatyvos įrengti čiuožyklą ant Gulbynės jau daugiau nei 10 metį imasi ponas Stepas Žekas. Vyras net nenori kalbėti į kamerą, mieliau imasi darbo, kad kiti galėtų mėgautis žiemos pramogomis. Daug. Kiek metų valo, sakykit? Daug, nežinau. Virš 10. Vienas tai daro, turit O, pagalbą? ateina moteris, kaiminės. Rinkitės, žiema, geras metas, geras oras, pačiūžos, ledas nuvalytas visą laiką būna. O darysim dar vieną aikštelę, nemokamai be jokių pinigų. Labai šaunus dalykas, labai užkrečiantis, labai gerai viskas. Taip, kad ir toliau būtų, kai pasižiūrėjau ir pernai, jau šįmet daugiau žmonių susirenka. Ant Gulbynės ežerėlio čiuožinėti renkasi ir vaikai, ir suaugę iš viso Putinų mikrorajono. O ledo ritulį žaidžiantys alytiškiai įrengė aikštelę. Šiam žiemos sportui neabejingi vyrai būrė komandą, kuri galėtų varžyti su kitų miestų bendraminčiais. Kągi, reikia daryti mums tokią normalią komandą ir sudalyvauti jau Lietuvos čempionate vieną kartą. Nes turime tokių tradicijų, tikrai girdėjau, nes aš ne vietinis, ne iš Alytaus, bet girdėjau čia Lietuvos čempionate dalyvavau prieš keliasdešimt metų labai sėkmingai. Žaidžiu nuo vaikystės, dar kai buvo mano vienas buvęs mokytojas, žaidė už Alytaus Dainavą ir maždaug nuo 6-7 klasės pradėjo mus truputį mokyti. Ir dabar jau aš beveik vos ne pensinio amžiaus, bet gerai, kad radau entuziastų Alytui vyresniam amžiui ir prieš kokius 7 metus prisijungiau ir kol kas dar labai malonu praleisti laisvalaikį. Nors treniruotis visai smagu ir ant Gulbynės ežerėlio, tačiau oficialios varžybos gali vykti tik ant žemės pagrindo vandeniu užlietoje aikštelėje su specialiais borteliais. Entuziastai be jokios valdžios pagalbos rado reikiamą įrangą Skandinavijoje ir žada ją parsigabenti į Dzūkiją. Beliktų rasti žemės lopinėlį, kur galėtų vykti varžybos. Čia jau be valdžios įsikišimo nepavyks, samprotauja ledo ritulininkai. Parsivešim už savo lėšas. Reikia biškį savivaldybę, kad kažkokį sklypą, o dalį savo pinigais bandysim entuziastų visų. Arena bus, komanda bus? Arena kaip arena, bet bent aikštelė su bortais, kad miestas įrengtų, tai labai reiktų ir būtų. Ir tikimės iš naujo mero. Buvo Anglijoje, tai angaras, ir 2 šaldytuvai pastatyti laukia stovi. Ir viskas, ir visą vasarą čiuožiam. Priminsime, jog planų pastatyti standartus atitinkančią aikštelę būtų ir anksčiau. Susitikti su miesto vadovais dėl to buvo atvykęs netgi legendinis ledo ritulininkas nacionalinėje ledo ritulio lygoje daug metų rungtyniavęs Dainius Zubrus, tačiau projektas neįgavo pagreičio. Nes jis ir žadėjo čia prisidėti prie ledo arenos statybų, bet dabar nežinau, čia laukiam iš mūsų valdžios, kad padėtų mums įrengti bent jau tokią laikiną, kad žiemą į aikštelę. Ne tik mums, visiems aplamai. Taip, visiems. Tai čia, mums aš tai nekalbu apie mane tą vietą. Tai čia būtent miestiečiams. Alytaus ledo ritulio komanda pasitreniravusį ant Gulbynės ežerėlio grįžta treniruotis ant mažosios dailidės ledo. Ir kartu su populiariausiu naujienų portalu Dzūkijoje alytausgidas.lt šį savaitgalį kviečia į ledo ritulio turnyrą Alytaus gido taurei laimėti. Numatoma, jog turnyre dalyvaus 4 komandos. Tad norintys praleisti laiką gamtoje gali ne tik atvykti pačiuožinėti ant mažosios dailidės ežerėlio, tačiau ir palaikyti Alytaus ledo ritulininkus. Rungtynių tvarkaraštis bus paskelbtas portale Alytaus gidas ir jo Facebook paskyroje. Dzūkijos karaliai! Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.